Apklausai dėl triukšmo. Taip, dabar toks yra Panevėžio miestas savivaldybės tarybos sprendimas. Taip. Girdėt, ką nors nieko? Ne. Ten numato tokį dalyką, kad dienos laikas, vakaro laikas. Įdomu, koks tas laikas. Dienos yra laikas nuo 6:18, vakaras nuo 18:22, naktis yra nuo 22 iki 6. Tai, pavyzdžiui, dienos tarpus nuo kelių gaunas, jeigu dieną. Diena gaunasi nuo 6 ryto iki 6 vakaro. 6 vakaro. Jo, čia dienos laikas. O jeigu po 6:30 baigi klausyti muziką? Čia gaunasi jau vakaro laikas. Ai, vakar. Ir tas vakaro laikas ir tylesnis, kaip suprantu. Jo, vakaro laikas yra. Nu, sakykim, vakaris yra 30 atvažiavo. Nu, aš maždaug iki tiek ir klausausi, nes tada... Tai formaliai, formalu. Bet, pavyzdžiui, vakar garsas. Ten daugiausiai girdisi Tai jam trukdo pats garsas ar šiaip tik tas trūkumas kaip bum, 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 tai gaunasi... Bet tai aš radiją klausau, ten iš tos radijos ten žemų dažnių kaip ir nėra. Ne, jeigu nepajungta tą, kaip su buferiu, žemų dažnių tą kolonėlę, jinai pagal visas dėsnius, jinai sklinda labai per visus pastatą, sienas, per viską, jinai girdima yra. Greičiau dirbam, na. Aukšta būtų dažnis, sakykim, ten toks... Tipo tauly. Jis mažiau girdimas yra, negu tas žemus yra. Tai va, esmė tokia. Pagal čia visas matavimą ten tos visus... Kur? Parod. Daugiau. Tai va, aš noriu pasakyti. Tai yra va toks dalykas. Draudžiama patalpose. Tai pagal tą savivaldybės mūsų posėdį. O kada čia buvo O priimtas? viršūnė prisukai? Priimtas buvo 2003. Ai, dar neprisuk? 13 metais. 13? Vasario 28 yra keitimas. Nu, pakeistas, yra naujai. Tai va, jis yra galiojantis ir yra nekeistas. Ir Ko? taip pat noriu pasakyti. Blet, musė išskrydo iš kišenės. Draudžiama. Groti mūdų instrumentą, šaukti, rėkus, kitais keliančiais veiksmais įvykti. Bet taip įdirbo. Neigiamai veikti žmonių sveikatą, darbo poilsį, miego. Šitą karlėclį? Ar neigiamą veikia Ne, kažkaip? tai čia yra įstatymų, yra tos higienos normos, jos yra, kad yra neigiamai būna tas rūšis. Tai yra laikas nuo 00 iki 24 valandos, tai išeina visą parą. Tai taip išeina iš viso savaitgalį gimtadienį, jeigu gali švęsti. Tai ką, Taip o išeina. tai ką darys žmogui tada? Ne, tai savaitgalį su gimtadieniu galim švęsti, bet O jeigu jie per kalėdą šventę, tai aš irgi galiu pasiskūsti. Nu, dėl kalėdų yra atskiras. Ai, nu bet taigi šventės. Draudžiama naudoti ten tokias pirotechninės ir visos priemonės, išskyrus gruodžio 31, sausio 1, visas tos dienos šventinės. Nu, Gerai. tas Bet tai čia nelogiškai visiškai. Nu, logikas, nelogikas, bet tokius dalykus ir išleista ir yra čia daug, kad čia tokių ir... Nu sakykime, jeigu dienos metu, tai turi būti kažkoks garsas, turi būti nusistatyti, kad... Ne, čia nereikalauja, čia yra... Nu tai gerai, jeigu jie tenai skundžiasi be kokiam garsui, tam rasime, bet kokiam mano garsui. Na, aš nekėjau, vakar buvau žiūrėjęs, tai pašnekėjau. Aš specialiai paleidau. Ne, aš pašnekėjau su... Ne, po manęs buvo dažėjęs. Jo, aš jau prašalį pro duris užėjau. Nu ir buvau paleidęs iš karto muzikas. Aš specialiai. Palaikiau pusę minutės. Aš dėl ko aš nuėjau ir pašnekėjau. Jie, nu, dėl tos ten, sakykime, kelių ten, aišku, žmonės savaitgalis nori ir pailsėti, sakykime, taip? Nu, čia logiškai. Paskui jie sakė, jeigu tų bumščiukų nebūtų, nu, jiems ta muzika nėra garsinai. Nu, tai jie, reiškia, kaip aš suprantu, jie ir dieną būna, o jos vargina tą patį muziką. Ne, kaip dieną nebūna, tai išvyksta į darbą, tai jie jos į negirdi. Bet tai gerai, tai kiek aš tada jos varginu, iki 5 valandų jų nebūna, tarkim, jų iki 5 valandų nebūna. Tai kiek, aš iki pusės 7 klausausi, jos varginu iš karto. Nu, čia jau išeina į vakarą laikas. Nu, tai pusę valandos aš tada jos varginu. Ne, viskas būtų gerai, ten tą pusę valandos pasirkusytum, jokiai problemų nekiltų. Tai kyla problema dėl tų bumščiukų. Ten galima, sakykime,
Nesusikalbu. Kolonėlės yra dvi, pavyzdžiui. Ne, va yra viena kolonėlė ir kita kolonėlė. Aš ją paleisiu, nebus tų bumčiukų, nes jinai yra paprastas. O tas yra 3 tų kolonėlių, kur yra tas bumčiukas. Tai kompiuterinės kolonėlės būna, nu, tos centrų visokios, nu, sakykim, ten, nežinau, pastatė kokius, kažkoks centras yra. Namukinas. Namukinas. 5 kolonėlės. Tai va, nu, tos yra... Šitam sprendimui, pavyzdžiui, niekas. Tai yra atsakomybė. Reiškia, ir man reikia savo skambinti, jeigu... Nu, sakykim, nuo 86 tai gaunasi... Nuo 300 iki 1000. Jo, iki 1000 kažkur gaunasi, panašiai. Nu, čia plius minus. Tai va, ir čia nenumato ten įspėjimų, be nieko. Bet tai, aš tai nesuprantu, tai jeigu jie girdi... Ne, nu, šiaip tai... Aš tai nelabai tikiu, kad jie girdi kažką, greičiausiai. Nu, žinokit, aš tai girdėjau, girdis tas triukšmas. Nu, dar yra, žinot, o pasakysiu, jūs nepatikėsit, jie paima ir pasigarsina, ką tada daryti. Paima, pagarsina mano. O kaip galim pagarsinti? Nu, yra valdymo pultelį į telefonus. Telefonus būna. Žinot, tokie dalykai. Ne, tai pasvaitė koks namukinas. Namukinas? Valdymas eina infradunųjų spindulių pagrindu. Taip, tai... Jis neina per sieną, jis yra kiaurai nepraeis net va čia. A, jeigu man telefonus dupliuot, kas tada? A telefonas kuo dupliuot? Ko? Nu, sek kitų telefonų. Kaip? Nu, taip, iš mano telefono gali kitų telefonų pavaldyti mano telefoną. O tai prie ko čia tas centras tada? Tada iš mano telefono pavalda mano namukiną. O kaip namukiną valdysi telefoną? Nu, yra programos. O kokią programą? Kokia yra valdyklį, pultelis? Ne, tai yra, bet jinai turi veikti per Wi-Fi. Taip. Ar įsijungs pas patį Wi-Fi? Pas mane yra namukinas, kuris sujungs su televizoriui. Ne, tai aš suprantu, laidai sujungs. Nu, taip. Tai čia laidų reikia. Bet jeigu telefonas gali veikti per Wi-Fi. Jeigu išmanusis, jis turi programą, bet reikia bute turėti, įsirengus internetą ir pasijungti Wi-Fi. Yra toks dalykas? Žinau, yra. Tavrasi, buvo. Bet kaip dabar taip galim, jeigu jo nėra dabar... Bet tai aš negaliu paaiškinti, va jūs paaiškinkite. Ne, čia Nu, neįmanoma. jeigu jis sako neįmanoma, aš neįmanoma. Nu, sako neįmanoma, nueinu į virtuvę, grįžti kamerį garsiau būna. Nu, kaip tai paaiškinti? Arba nuo ausų įrengimų pats supranta, kas tas yra, arba namukiną garsina per televizorių. Nu, tai Kitaip nėra. Techniškai nėra įmanomas, jei nepadarysi, jeigu... Sako, techniškai neįmanoma. Tai kaip tada telefoną mano seka? O kaip telefoną gali sekti? Nu, va taip, seka. Žinau kaip. Jeigu, pavyzdžiui, nu, gali paprastą pavyzdį. Sportuoja ir veik man rezultatą sekti. Nusifotografuoti, kad matyčiau tai. Fotografuoji veidrodį, sakykime, akis žiūri tiesiai. Nuotrauka, kol saugas. Nu, jos telė tam apdorojama kažkas. Sakykime, sauga. Jau aš toj nuotraukai žiūriu nebe tiesiai, o į apačią. Galit paaiškinti o tokį dalyką? Kur pasižiūrėsi, jeigu... Ne, aš fotografuojant žiūri tiesiai. Tai telefonas gal prastas. Prastas telefonas. Ne, ta prasme, gal į telefonas yra, nu... Aš sakau, kad sekams telefonas, kitaip Tai nepaaiškinti. paprastą telefoną reikia įsigyti. Įsigyti, mane galim sekti per telefoną, kad įsigyti paprastą. Ne, tai problemas, jeigu pasidarai dėl tų telefoną. Aš problemų nedarau, mane seka per O telefoną. kam sekti telefoną? Kas turi sekti?
Nu kas, ir žmonės suinteresuoti. Ir Nu, sako, dėl ko, pavyzdžiui, turi sekti telefonui, pašnekė, verslininkas didžiausias esi, ar kas, kažką. aš? Nu, Ne, nebūtinai. ne, nu, bet tai kaip... Yra dėl to, kad turi įrodymų, kad mane seka ir dėl to seka. Nu. Ne, tai čia Ne. priežasties nėra. Ai, priežasties, tai mano pareiškimo reiškia, neskaitė. Ne, bet tai ten, nu, čia nėra logikos. Ai, nėra žmogus, logikos. aš suprantu, žmogus seksi kažkokį tikslą. Nu, Ai, taip. ne, tai būtinai reikia tikslą turėti. Ne, tai dabar logiškai, kam sekti tą žmogų? Kam? Nu, matam, kad sėk. Nu, kam, pavyzdžiui? Nu, kad tu... Tikslas koks? Nu, jūs net nepaaiškinat, tik tikslus, negi nesugalvoja. Jokio Ne, tai tikslo. aš sakau, jeigu yra kažkoks, būtum toks... Ai, nu būtinai reikia nusikaltėlių būti Arba arba būtum kažkoks verslininkas. ten, tai gali spės tarnybas... Ai, dabar aš niekas, tai manęs nieks neseka. Nu, tai pasakau taip. Ne, tai šiaip taip pat Aš sakau, kad mane seka, o jūs sakot priešingai. Dėl ko jūs taip šneka? Aš kur galvoju, kad jis seka. Nu, aš sakau taip. Nu, nėra jokių įrodymų. Ai, nėra jokių įrodymų, norit mano telefoną gal pamatyti. Tai kas ant telefonų yra? Nu, aš parodysiu. Nu, parodykit, pažiūrėsim, kas ant telefonų yra. Nebijokit, aš diktofoną įrašinėjau. Tuoj, parodysim. Aš visą tas telefonas, nu, ant ryšį yra. Taip. Taip, ryšį rodo, ryšį visų pilnas padalas. Jis gali rodyti ir be kortelės visas padalas. Taip, va dabar jūs sakot, gali taip rodyti, be kortelės. Kurie? Visi telefonai turi galimybę skambinti be kortelės pagalbos centrui. Ai, nu galim sakyti. 112. Sakykim, bet kortelė yra. Pas Pas mane kortelė yra įdėta, galim sakyti, ką nori. Na, jeigu neaktyvi yra, neaktyvi ta kortelė. Ai, aktyvi, neaktyvi, nu gerai. Nu kaip, jeigu... O jeigu- išankstinį mokėjimą. O jeigu paėmė ir padarė, kad neaktyvi. Nu, Ne. pas mane yra papildomis, labas. Nu, ir ką dabar pasakysiu? Nu, jinai galioja kiek 5 mėnesius iš viso tą kortelę, jeigu jie nepildai. Nu, taip. Po 5 mėnesių naikinama. Bet tai kaip jin, pavyzdžiui, galim vieną kartą pasiskambinti, ant kitas tik nepasiskambinti. Arba galim pasiskambinti be ryšio zoną. Ieškot. Jeigu kaip buvo nakart mes buvom, Aha, taip. buvo Išsiaiškinom, padarytas ką? ant lėktuvo režimo. Tai jis yra neryšio zonai. Ne, tai nebūtinai, va dabar nėra jokio lėktuvo. Matot, yra ryšys pilnas padalas. Net kad padalas yra, reikia žiūrėti, koks yra režimas uždėtas į procesą, ar koks nors. Ne, Ar koks paprastas nors- režimas paprastas. Tai žinau. O čia buvo pa žmogų, man skambino, va šitą pasiskambino. Čia neatsakytas skambutis. Taip, o va šitą galite paaiškinti, kas čia? Kur? Va tas. Šitas numeris yra. Mhm. O tą ženklą galite paaiškinti? Tas ženklas, man atrodo, ar rinktas, ar nerinktas. Va čia yra išeinantis skambutis. Bet tai kaip jis ten? Žinutė. Nu taip, bet va tas va. Nubrauktas va fals apskritinis, ką reiškia. Čia kažką reiškia, pas mane irgi buvo Пробёрто. tokie ženkliukai. Подскакай, я даже не смотрел. На полночь. Jeigu taip paėmus. Tai pasiimi ir nu parodyk. Man kažkur irgi yra tokie. Здесь у тебя, ну это первый для тебя такой. Čia arba paskambinai kažkur. Ne, čia Я man тоже не очень skambino. понимаю. Aš iš vis Язык, neskambinu tą telefoną. Не имеет отношения Nes žinau, kad neveikia normaliai. к Kaip priklauso. Ne, tai čia programinė dar įranga, plius kokį. Nu tai gerai, aš ir sakau, kad mane seka, plus programinė įranga yra nulaužta. Dėl ko? Todėl, kad buvo atnaujinimas ir buvo nulaužta. Ir aš sakau, dėl to ir mane seka. Jeigu telefonas And yra... just the way his style O aš of jo playing netaisysiu, and man the sekama hands that ir he aš would žinau, hero dėl call ko and the hands seka. that he would make big Tai folds tokie and žmonės it's just nusikaltėliai. very similar to O tie patys žmonės nusikaltėliai dėl to ir what seka. I would think would be the correct play in a lot of situations. And we Mm. put in a lot of time together. We ended, you know, we had that year where we, Aš tik parodysiu. I guess it was 2013 Pagal versijas. You just kept- or 2014. I don't know. What that EPT season where we. Todėl, kad čia nauja ir yra 5-0 Yeah, exactly. We ended up at a lot of tables together. Po so we just to got to naujausio see his play a atnaujinimo lot. tas ir gauna. Jeigu penktas Um, žodis. And actually, this is a story I've never shared publicly, but Yes. you know, and I knew more about Oli's game because when I went into the Okay. high roller Gali final table that we played pakeisti together in funkciją. 2013, Ne, tai pusės I- keitimas pagal atnaujinimą. I knew all the other players, but I didn't know much about Oli. But I knew right. that he had won the Partouche main event the year before that, or earlier that year. And he was very young and new to the scene. Gerai, Tai aš čia nuversijas, čia senesnė versija. Negalima atlikti vaizdo skambučių. Negalim. 3G jungti. Bet aš iš vis paprastą renku Aš skambučių. suprantu, negalim pasirinkti. Taip.
Neatleis, rimtai, juk tai viskas. Taip, gerai. Naujas telefoną I gal. think this Gerai, is tuoj smart work, parodysiu Eugene. dar. I know Eugene's game pretty Nu, well. He's čia gonna be paprastas keeping up funkcijas, with kai us. vaikai žino. Beat me to the Uh, punch. it's just in case You you were have about to to do say, that. you know, O, ką man gali telefonas. I think that, and I Reikia prie understand kitų programų. Eugene Leidžia programą game susirasti fairly well. Taip, čia having yra seen play and Androidas having statęs, played a leidžia little tokius bit. dalykus. He understands Jeigu that, paskui like, instaliuoji kokią programytę ir Aš klausia, niekad ką Androidui leisi daryti virš, programai. virš programas instaliuoti. Ne, taip, čia paprasta. Redaguoti, va, atsirasti virš kitų programų, arba redaguoti jų naudojimo sąstojus. A, kokia čia programa? Aš nežinau, va, čia ir screenshots padarys, kur nori. Taip, čia Čia paieškot, čia iš mano telefono. Ai, čia nuotraukas darytas. Jo. Ir Daug vieną- yra. Ne, tai čia reikia pirmą įeiti, kokia programa yra naudojama. Android juodas. Nu, tai pažiūrėsim, tas Androidas koks iš tikrųjų yra. Jeigu suprasti, tai pažiūrėsiu. Androidos juodas robotuk, šiaip tai visą žalį. Ne, tai jeigu rotintas jis bus programinė įranga. Penks Android versija, naujausia. Nu, dabar naujesnė šitai yra. Šiaip nesenai man jį perkrojo, dabar nebelika, apačioj užrašo Čia kai kuriam telefonam leidžia dabar tas atnaujinti. Žinau, tai jo, aš dabar, tipo, jo, buvo atnaujins. Aš jo neinstaliau, bet paėmė specialiai padarė tą atnaujinimą. O jeigu automatinis yra, tai jis atnaujins. Čia dėl to dalyko, čia nesėkims, čia yra programas. Sakau, jeigu... Sako nesėkims, aš įrodys, kad sėkims. Jeigu kiekvienoj programai galima naudoti GPS. Yra netgi taip. Ten tos programos yra. Uždarai, GPS neįsis. Nu, bet ten tose programose yra nurodyta, kad galim sekti kiekvienoj programai. Kur čia logika? Čia nesekti, o nustatyti vietą. Nu taip. Tai yra du skirtingi dalykai. Tas tai naudojimas yra Facebook'ui, nuotraukam, pavyzdžiui, fotografavai, ir tau Žinau, parodo, bet, kaip tu pavyzdžiui, nuotraukas darai, kokie... Įvėjo į programą, nu, sakykime, ten iš vis nesusijęs. Čia nesekimus. Sako nesekimus, nu gerai, aišku. Tai yra paprasta kiekviena programytė. Nesusijęs. Ne, tai čia puikiai galiu pasakyti, čia jeigu kas nors domina būtent va, dėl to, pasitikrinti, galit nueiti. Nu taip, ir nueis. Jie Bet- paaiškins, kaip naudojasi, pavyzdžiui, tu turi kompiuterį, prekiauji. Nu, pavyzdžiui, gali paaiškinti tokį dalyką, skambinu Viasat ir kalbu tikrinę su Viasatu. Galite va tokį dalyką paaiškinti? Numerį vieną toks yra. Ne, tai rodo man Viasatu. Savo dokumentą, kokį duokės, tada Kokį pasą? kortelę ar Bet man negaliu. Tu prasme, baigęs galiojimas, net ir pinigų išsiimti. reikia kaip tada, jeigu negaliuoja. Reikia, nu, bet va, turi kokį turi. Čia baigėsi 9. mėnesį. Taip reikia keisti. Pasas yra? Ne, tik tai tas. Tai kortelė? Tik kortelė reikės, jinai negalioja. Tai žinau, bankiai jau negalioja. Nu Tai jo, padarė kortelę bankinį ir neturi jokių sąskaitų. Va. Neturi pinigų, neturi žmonių aplink. Neturi teisingumo. O taip ir gaunasi. Vieni iki teisminio tyrimo neturi. Kiti skambina kaimynai, kad aš garsiai muziką klausaus. Nu kaip, čia yra, nu, sakykim, galima tas kaimyną sutarti. Nu, jeigu pats neleistum ant tų žemų tiems žmonėms gal ir kaip jie ir... Nu, Esu apvogtas visur, niekam neįdomu. O dėl telefonų tai aišku, kad sakam, čia fakt. nu, jeigu būtent va tą... Jeigu mato, pavyzdžiui, Čia būtent jeigu tu apie tą šnekėjimą dabar, ne? ausų rengimas sėdė ausyse ir žino, ką aš matau telefonį. Nu tai čia nėra ką aš šnekėti, kad taip aišku. Dabar panežyginės tas? Taip. Tai jeigu toliau klausysi muzikas, kas man grės? Nu, tai kuo, išleisime nuvadą. Aš nuo 86 eurų. Nu, 86, sudėkim tą vidurkį, būtų kažkur apie 150 eurų. Jeigu... A jeigu pinigų neturi, kas tada? Kaip, toliau antstoliai toliau, mes mokesčių inspekciją pradėjome išieškoti, paskui eina, nu, toliau, bet tai geriau dėl to dalyką, nu, nedaryt. Žinau, bet kitaip neišeina, aš teisingumą ieškosiu jau senai, jau 4 mėnesius. Kaimynai teisingumą gali susirasti daug greičiau, per muziką pasirodyti. Aš ramiai negaliu sėdėti, pas mane ausyse girdisi
iš tų rengimų žmonės ir ką, aš tyliai negaliu būti, tai kad jie... O kaip jie girdi? O taip, ausyse yra rengimai tokie, kuriuo aš nenoriu. Neteka pas medikus nueiti dėl tų... Aš neišsiimsiu, todėl kad yra įrodymai, pats suprantat, ko puikiausia. Aš jų neįsidėjau, suprantat, Ne, dar pas kartą medikus kartuoju. nueiti gal... Nu ir ką jie man padės išimt, nu kur tada įrodymai? Kam jie reikalingi, jeigu... Man jie nereikalingi, todėl kad aš jų neįsidėjau, fakt. Koks telefonas pačio, koks numeris? 8681 2563 8681 5 25 363. 363. Pats kaip nedirbantis. Ne, niekur neregistruoti, niekur. Net ir pinigų dar gali užrašyti. O tai gyvena kažko. Ško, nu eina skolinas, ką darys. Bet paskui skolos vis tiek auga. Nu tai žinau, nu. Nieks nenori skolinti iš viso, pas sesę nuveina, atseit duris spardo. Nu tai spardo, žinot dėl ko. O dėl to, kad matytų sandūrų, kad buvo žmogus atėjęs. Nes vakar, na aišku, vakar ėjau, languos dega šviesą ir virtuvė ir kambaryje. Nu, skambučiai pasaulyje. Ne, aš einu, žinau, kur gyvenu. Tai užlipai 5 aukštą, skambinu vakar, buvo po 7:30. Skambinu duris, 5 minutės, nieko nespardžiu. Tik tai pabeldžiu duris, atseit negirdi. Pakalbėjau garsiai pro duris, sakau, gal jie, sakau, pro duris pašnekės, aš jų negazdinu nieko. Pašnekėti noriu pamatyti žmonės, dėl ko jie bijo manęs. Žinau, kad jie yra apsivogę, dėl to bijo manęs. O tai, ir žinau, Tai dėl ko. apsivogė dėl tame prasme, Taip, kaip apsivogė? Nu, taip, pinigais apsivogė. Patė? Taip, patė apvogė pinigų. Tame kaip apvogė? Nu, taip, yra Avyva negrąžinta pinigų, įtariu taip. Nu, Avyvai mokėjau draudimą. Draudimas. Antras žmogus ir sesuo. Atspėkit, kas pinigus gavo. Ar tai buvo draudimis įvykis? Ne, nebuvo jokio įvykio. Nutraukus sutartį turėjo grąžinti pinigus iš Avyvos. Kiek laiko jų buvo? 6,5 metų prikaupta virš 12 000 litų. Jeigu su ten... Virš 5 metų jau vyr Jau grąžinami. praeida bišo šiek jau, bet ne viskas, ne. Žinau, ten turėjo būti Ten apie yra sąlygos. 5 000, jo. Ten sąlygas yra pagal tą sąlygą. Taip, bet 4 metai praėjo nuo traukimo sutarties, nei vieno lito nesu atgavęs. O tai kreipėsi tos į tą jų? O kaip, kam kreiptis, aš tai pinigus jiem mokėjau. Ne, reikia tada su... Gal tie pinigai yra? Nu, yra, tai kodėl pas juos ir pinigai, pas man jų nėra. Ne, tai kreipėsi, kad sutartį nutraukė ir tau pervesti Tai ta sutartis senai jau buvo atsakymas, kad 2200. Ne, suprantu, bet raštiškai kreiptis į Avyvą. Raštiškai, rašai ten prašymą. Tai kodėl su manim nesusisiekė? Tai dabar žiūrėk, pačiam pinigų reikia, jiems reikia. A, jiems tai nereikia atiduoti Ne, tai pinigų, tai jeigu aš pats vedu pinigų. nesikreipsi, niekas neatiduos. A, nieks netiduos, tai tokie įstatymai gam pinigų netiduos. Sutartį skaityti reikia. Sutartis reikia skaityti, jeigu aš nesikreipiu, pas juos lieka pinigai ir jie gali Jeigu netiduoti. sutartį nutraukti, dabar tu turėjai pats nutraukiau. nurodyti banko sąskaitą, nežinau kaip mokėjai ten, banko sąskaitą, tau perduotos pinigai, grinai tai neduoda, perdai sąskaitą. Jeigu kortelė negaliuojantis, jeigu sąskaita dabar galiuojantis pačią, Ne? tai dabar tai nėra kur pervesti. Nu, jie ir neperves, jie iš vis niek turbūt ir nežino, kad aš ten kažką, turbūt pinigus turėjau, ar ne? 4 metus jūs spėjo, kad ir tų pinigų nebėtų. Yra tie pinigai, Yra tikrai? Garantuojate? Tikrai? Iš kur jūs žinote? O kur jie dingsta? O kur jie dingsta? Jie niekur nedingsta, A, jie jūs sakot, ten nedingsta? Nedingsta, sudakas. Kreipkis pas į Avyvą ir susižinosi. A, jūs reikia kreiptis į Avyvą. Taigi netoli pačią Avyvą yra. O kodėl jie nesikreipia? Po 4 metus nesugebėjo Pačiam kreiptis. pasakysiu, pačiam reikia, ar jiems reikia? A, jiems tai nereikia irgi. Tai jie gali pinigus turėti man. Jeigu jie pagal sutartį, Jie nesuinteresuoti. manyčiau gal taip, A, jie nesuinteresuoti man atiduoti pinigus. bet tu logiškai pas pagalvok. Jeigu pas... Aš jiem pinigus... Ne, suprantat, Jeigu nereikia, tai... dabar tokia logika paprasta. Aš jiem pinigus veidžiu. Teisingai, aš savo Pagal norų sutartį. veidžiu. Tai jie turėtų savo norų suorganizuoti, atiduoti pinigus. Teisingai, nes aš nutraukiu sutartį. Pažiūrėk, dabar papas dalykas. Ataskaitas gaudavai paštu ar elektroniniu? Paštu? Ir pas juos. Paskui kažkoks vyras, kažkokiu momentu paštu nebesinti, arba elektroninis yra. Ne, pas mane dar buvo iki 11.12 ir nutraukta. 11.23 Ir- jau buvo nebemokėta. Ir jie siunčia, nors ir nutraukti būna elektroniniu. Nu, esmė Nėra dabar... pas mane jokio elektroninio, Reikia- nieko nesintė. aš Faktas, sakau. pas mane dar 4 Gmail'ai nulaužti. Ką tada daryti man? Nu, esu tai blogai. 4 nulaužti. Negirdit? Kas nulaužė? Nu paėmė va taip, aš žiūriu nulaužti, ne? Ir kaip žiūrėjai nulaužti? Negali prisijungti su savo kodais. Tai reiškia, panaikina jį kažkas, administratorius. Kas panaikina? O koks administratorius gali naikinti mano Gmail? Gmailas kurs yra. Žinai, kur kokiam serveriui? Kokiam? O kodėl mano naikina Gmail? Gali paaiškinti? Jeigu nesinaudoji, naikina juos. O kaip nesinaudoju, jeigu naudojas? Jeigu negali nenaudoti. O jeigu aš juos naudojuos vieną dieną prisijungiu ir negaliu prisijungti, kadangi netinka mano slaptažodis.
Paimu, aš Ten paimu kažką panaiki. blogai- Kažką blogai vedi, žinau. Jeigu Ai, turi- nu gerai, nebeškim, tai yra filmuota medžiaga, kaip aš paimu, suvedu naują slaptažodį per naują, panaikinu tą seną, kadangi per telefonus ir nulaužti mano slaptažodį mato, aš nulaužiu, panaikinu tos seną, jų kitus tos slaptažodžius, įvedu naujus, už valandas aš vėl jų prie jų nebegaliu prisijungti, kadangi jų naujus slaptažodžius suvesti kiti jau. Tai sako, naujus vedi bus tas naujus slaptažodis. Tai va, su tais naujais ir nebegaliu prisijungti. Nu, ne. Yra nufilmuota monitorio vaizdas. Ne, tai kad čia nufilmuota vėl dalis, kažką blogai darai, tai reiškia, Blogai. kažkas nevyksta. Jūs kodėl visą laiką priešingai šnekat? Toks Ne, įspūdis, aš- kad aš jūs galiu ne policininkas. Ne, tai aš galiu pasakyti, jeigu kažką ne taip padarysi, ten yra... Tik keturiem Gmail'am. Ne, pačiuk, yra tas Gmailas paštas. Baigėt šnekėti, pabaikit aiškinti, aš Nu, jau gerai, taip žinau, kad dabar- aš teis. Nu, čia kiekvienas prisilygam prie savo nuomonės, gerai? Ne, pas mane yra dabar įrašinėjama diktofoną, jeigu kas pasako, kad Neteisėtai bus. neteisėtai negalime įrašinėti pareigūną. Ne. Negalima. Gerai, į teismą tada susitiksim, Nu. gali paduoti. Negalime Sakant- kad įrašinėti. Rašyt pas gali kiek nori, bet ne... Gerai, kaip dabar kvadar tu gyveni pasijom, taip? Taip, kas va registruoti. Tai va, ką aš jiem padariau, kad jie nebeatidaro durų, nors prieš tai iki tol. Taip, gerai. Nu, aš papasakosiu. Iki tol, kol nežinau apie tų užsirengimų konkrečiai, kad jie seka mane. Tol viskas buvo gerai, su jais susitikinėdavo ir pas mane atvažiuodavo iki namus, pasiskambino. Ir nuo to laiko, kai pradėjau VMI aiškinti ir apie tą firmą, kur dirba Aurelijus Rusvykas SR draugas. Ieško teisybės, kai jie mokesčių nemoka ir taip toliau. Ir turi tuos įrengimus ausyse ir dalina žmonėm. Ir dabar tas klausimas. Ir nuo to laiko nebesutarti. Dabar einam prie temos. Labai daug teisybės. Tau būte klausai muziką, nuo kada iki kada man? Nuo 9 iki 6:30. Ne visą laiką būna, kad neklausau, būna, kad garsiau paklausau. Bet klausau garsiau ir toliau visą laiką maždaug tokiu tarpu. Nuo 6:30 neklausau. O ką kaimynai šneka, kiek nuo kada? Nes jie man aiškina, kad aš naktį klausau. Nu, tai jiems tada iš Apie naktį nebuvo. O buvo, kad jie atėjo šnekėjo, kad aš naktį klausau. 18:30. Nu, grubiai, gal būna čia kito aukščiau, nes žinios būna anksčiau iš jų. Po 6:20. Kiekvieną dieną? Nu, kiekvieną. Nu. Kadangi ausyse yra įrengimai ir aš negaliu ramiai sėdėti. Aš jų neišsiimsiu, kol nebus teismas. Tiem žmonėm, kurie man seka per tos ausų įrengimus. Vieni iš jų ir yra kaimynai Gasiūnai. Klausausi muzikos per namukiną, taip? Taip. Bum sujungt su televizoriu USB raktą dedu ir klausau. Nes namukinio USB raktas neveikia kažkodėl sugadyti. Darau dėl to, kad ten yra Ausyse yra ausų įrengimai, iš kurių girdisi garsas. pašaliniai. Taip, nu nebūtinai, už gal žmonių balsai girdisi. Parašykit, tai kalbų žmonės. Ir žinau, aš juos parašysiu. Yra kažkokie rengimai, taip? Taip, Elektroniniai. taip. Ausų įrengimai norvegiškai be parašyti. Įvairius balsus, užimą, taip? Yra atsipims užim. Vienoj ausyk Nors bute nieko nebūna, taip tuo metu? Jo. Nes nors ar pripačia, ar tai nieko nebūna? Jo, taip. Nu, dar yra įtarims, kad girdisi labai nestiprus gausias iš namukino. Sunku, nu, ta prasme, nustatyti, ar iš pačio ausies įrengimo, ar iš pačio namukino. Gali būt, kad iš namukino gali šnekėti. Aš nesiklausau, taip.
Plius tie ausų regimai garsą jau didina matom. Gali būt, kad garsiau muziką groja, negu aš girdžiu. Dėl tos muzikos buvo kaimynų, nu, šitą pretenzijas pačiam projektui. Taip? Nu, buvo atėję ir vakarė vienas iki, jie šnekėjęs, vienas iki per langą su jais šnekėjau, stojo lovą gasinimą. Du kartus prie namų ir vienas iki remakinį šnekėjau, šis kėlis, šitoje kaimynai ir girdėjai. Ir dar jie man siūlo pas gydytą lankyti. Nu, aš nežinau, kaip žmonės gali siūlyti pas gydytą lankyti. Su medicina nesusijus visiškai. Kurie gyveno už sienos. Taip? Taip, už sieną kaimynai. Su Smetonos 15 du rašė. Taip, o aš Smetonos 15 taip. Nu, tai gal, aš už sieną. Taip, su kaimynais konfliktų jokių Anksčiau, kol tų rengimų su nežinau, ar ta pas, nu, ir muzikos paklausydavo rečiau, ta pas man jie netrukdydavo, arba aš jų nežinodavau. Dabar, kai jie šneka visą parą tuose ausyse, ramiai negali pabūti, reikia kažką klausyti. Reikia biškai, kad būtų garsa, nes, nu, per mūsų tą garsą ir tada net ir kreipia dėmesį. Iš vis iki to laiko, kol negirdėjau ausyse, iš vis jokių problemų nebuvo, nes tais kaimynais nieko. Tačiau, kiek laiką girdi pas tos kaimynai? Nu, kaimynus, ta prasme, nebūtinai kaimynai, ir kiti žmonės prisijungia per tas ausis. Tai dabar kaimynai gali būti ir kad mažiau šneka, nes ten tų ausų specialistų daug yra. Tai tas pačias ausis nuo Norvegijos girdžiu. Nuo Norvegijos tai nuo 14 metų vidurio vasaros girdžiu tas ausis. Tačiau, tai nuo 2014 metų Vasaros. Kažką idėją papildus, anksčiau negirdėjau. kaimynų ir kitų, taip? Taip. Aš nesakau, ne vien kaimynai. Gali būti, kad dabar kaimynai nebešneka. Nes įtariu, kad namuose yra instaliuota kažkas, sistuvė ar kažkas, kad per tuos girdi. Nebūtinai iš kaimynų. Gali būti, kad tie regimai, aišku, čia jums gali papasakoti, nepatikės, tie regimai ir dviejų garsų, ta prasme, vieni į vidų garsų, kiti į lauką. Ir girdisi iš kaimynų ausų lauką ir jie gali pats negirdėti.